Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis, mano vardas yra Inga ir šiandien aš jums norėčiau parodyti, kągi aš veikiau sausį. Tai prieš save ir matote mano naujų metų pradėtuką ir pabaigtuką, pradėjau jį sausį. Štai tokia knygų fėja. Originaliai čia yra Neocraft firmos rinkinys, tačiau aš siuvinėjau pagal internete rastą schemą. DMC siūlais ant 32 kaunto balto Evo ir šiek tiek pridėjau metaliko štai čia, sparneliuose. Iš šito siuvinio planuoju kažkada tai pasidaryti dėkliuką elektroniniai knygai. Labai jisai man tiko pagal dydį. Naudotos technikos kryžiukai, pusiniai kryžiukai, backstitchas ir french notai, kurių buvo net 2 štai čia voro akyse. Tai turbūt ir tiek apie šitą darbelį. Antras ir paskutinis mano sausio mėnesio pabaigtukas yra štai toks kortelių dėklas. Rinkinys yra Natalijos Lužanskos arba Suzyrija Jedinoroga, galima rasti ją Instagrame. Štai toks kortelių dėklas. Jo buvo padaryta beveik 60% ir buvo pabaigtas sausį. Mano naujų metų startas yra Dimensions Woman Fuzzy rinkinys su meškiukais, štai tokiais. Šiuo metu yra padaryta apie virš 46%, išsiuvinėta 3400 su trupučiu kryžiukų. Labai patinka, labai gerai einasi, tik tai nėra kada siuvinėti. Vienintelė bėda. Tai tiek apie šitą darbą. Kitas mano sausio mėnesio pradėtukas yra štai toks Lukas namukas. Aišku, iš čia yra kalėdinis žaisliukas. Reikėjo viename žaidime raudonos ir geltonos spalvų, tai va tiek ir pasiuvinėjau. Tai štai. Išsiuvinėta čia šiuo metu yra 601 kryžiukas, 23% darbo. Tai manau, kad dar keli prisėdimai ir bus pabaigtas. Kitas mano darbas, kurį norėčiau jums parodyti, yra Angelina Ciganova autorinė schema, siuvinėjama ant mėlyno 28 kaunto lino. Stebuklinga akimirka vadinasi. Šiaip ėjosi neblogai, kol neišsiuvinėjau štai va šitų pusinukų. Aš suprantu, kad juos ardysiu, nes čia čia turėtų būti pilni kryžiukai, bet apatinis kryžiukas siuvinėjasi viena spalva, o viršutinis kita spalva. Ir manau, kad reikėtų šitoj vietoj daryti atvirkščiai, nes negražiai atrodo. Tai šitus pusinukus visus ardysiu ir darysiu iš naujo. Tai va. Gražus, patinka, šiek tiek sunkokai siuvinėjasi, nes tamsus audinys, bet manau, kad pabaigsiu. Dar vienas darbas, kuris neblogai pajudėjo sausį, yra Lukas aguonos. Jose išsiuvinėjau 2950 kryžiukų, šiuo metu yra 35,5% darbo. Išsiuvinėjau va šitą visą dalį ir gal dar šitą pumpurą, jau nebepamenu. Tai štai tokie pokyčiai. Kitas mano darbas, kuris buvo pajudintas sausį, yra Long Dog Samplers Pandemic.
Jame išsiuvinėjau 1300 kryžiukų, iš viso šiuo metu yra 18,5% darbo padaryta ir dabar jau manau, kad truputėlį perstumsiu rėmelį, nes viršų nebepatogu siuvinėti. Toliau yra mano kas mėnesį judinamas darbas, nes dalyvauja projekte kryželis po kryželio, tai Dimensions Balloon Glow. Šitą mėnesį jame išsiuvinėjau 3500 kryžiukų, šiuo metu yra 32% darbo ir siuvinėjau va šitą visą dalį. Neblogi pokyčiai, nemažai pajudėjo, tuoj prasidės vasario kryželis po kryželio, judinsim toliau. Kitas mano pajudintas darbas, irgi kiekvieną mėnesį judinamas, kadangi dalyvauja projekte likvidacija, Mereškos rinkinys Seaside Hideaway pagal Tomo Kinkeido paveikslą. Tai šiame siuvinėje padaryta 1400 kryžiukų, šiuo metu yra 36% ir judės toliau sėkmingai, nes likvidacijai taip pat reikės padaryti mažiausiai 1000. Jeigu padaryčiau daugiau, būčiau be galo laiminga. Siuvinėjau štai va čia, atsirado štai šitos gėlytės visos ryškios, va čia judinau. Čia šiek tiek užpildžiau ir kaip matot, dar liko ir siūlas neišsiuvinėtas. Siuvinėsim šį mėnesį toliau. Kitas pajudintas darbas yra Riolis rinkinys To the Holiday. Tai užpildžiau mašinytę, jos buvo tik tai griaučiai, dabar jau atsirado ir šviečiantis žibintas, ir vainikas, ir čia bus eglutė jos dalis girliandos. Per šitą mėnesį jame išsiuvinėjau 1700 kryžiukų, šiuo metu yra ketvirtis darbo. Ir nepaisant to, kad labai gailėjausi, kad pakeičiau audinį, bet manau, kad nebus taip blogai, kaip aš galvojau. Taigi siuvinėsiu ir žiūrėsiu, kaip ten gausis toliau. Tai ir visi mano darbai, kuriuos aš siuvinėjau šitą mėnesį. Pirkinukų turiu parodyti tik vieną iš Ukrainos. Štai tokius medinukus, ant kurių siuvinėsiu tokius žaisliukus. Vadinasi jie Kalėdų dvasia. Pagal ukrainietės Olgos Dmitrenko schemą pirkau šitus medinukus iš Magic Twig, irgi ukrainietė mergina, kuri juos gamina, galima rasti internete, Instagrame. Tai štai tiek mano visokių reikalų, siuvinėjimo reikalų šį mėnesį. Tuo video ir pabaigsiu. Iki kitų susitikimų.